Šiandieninė mūsų kavos su prasme tema apie vieną iš didžiausių mūsų kasdienybės iššūkių - stresą ir jo poveikį mūsų santykiams. Pagalvokite ir jeigu norit pasidalinkit komentaruose. Ar jums tai būna, kad kartais atrodo nieko blogo tavo žmogus nedaro, o žiūri į jį ir jauti, kad lyg iš niekur nieko kyla pyktis? O gal būna taip, kad pareini po sunkios dienos namo ir kažkoks niekniekis, visai nesvarbus žodis, replika, netaip padėtas kažkoks daiktas, ar kažkaip netaip pasisveikino su tavim, netaip kažką atsakė ir bum, kilo audra, lygioj vietoj. O iš tikrųjų problema gali būti visai ne tai, kas dabar čia buvo ne taip, o tai, kas tavo viduje susikaupė per dieną, gal net per savaitę, per mėnesį, apie tą emocinį bagažą, kurio svorio nebegali atlaikyti ir sprogsti. Tad ką galime padaryti, kad stresas nesunaikintų mūsų santykių? Šiandien ir dalinsiuos ne tik apie žalingą streso poveikį santykiams, bet ir kaip galima mokytis valdyti jį. Kokiegi yra tie veiksmingiausi metodai, kurie galėtų padėti mums tapti atsparesniems stresorių įtakai ir artimesniems vienas kitam. Kaip visada pabaigoje pateiksiu ir praktinių užduočių, patarimų, kągi galima pradėti daryti jau dabar. Tad pasikalbėkim apie tai atvirai. Kasgi tas stresas porų gyvenime? Juokaudama dažnai sakau, kad stresas yra kaip nematomas trečias žmogus poroje. Jo mes nematom, bet jaučiam per įtampą, tylą, atstumą. Streso metu mūsų smegenys persijungia į išgyvenimo režimą, o tada vyksta tokie dalykai. Išsenka mūsų vidiniai resursai. Stresas išsekina psichinius ir emocinius resursus, sumažėja empatija, kantrybė, konstruktyvus problemų sprendimas. Žinoma, kad tai didina konfliktus. Pradedam nebeadekvačiai reaguoti partnerį. Streso įtakoje žmonės linkę matyti tik negatyvą, koncentruotis tik į savo partnerio klaidas ir trūkumus. Tai gali būti susijęs su tuo, kad stresas padidina jautrumą negatyviems stimulams ir sumažina pakantumą, toleranciją ir optimizmą. Pablogėjusi komunikacija. Streso įtakoje partneriai užsidaro savyje, vengia atvirų pokalbių ir nustoja pasitikėti vienas kitu. Bendravimas tampa įtemptu. Dažnėja kaltinimai, kritika ir negatyvios emocinės reakcijos nebeleidžia ieškoti adekvačių sprendimų, ieškoti išeičių iš kilusio konflikto. Trečias, sumažėjęs seksualinis poreikis, intimumas, artumas santykiuose. Streso išaukta emocinė ir fizinė įtampa gali labai stipriai sumažinti libido ir vyrams, ir moterims. Streso įtakoje padidėjęs jautrumas ir konfliktiškumas žmonės daro labai lengvai įsižeidžiančius, nusivylusius, apatiškus. Ketvirta. Net paprasčiausias nesutarimas gali peraugti į didžiausią konfliktą, jei partneriai nesugeba kontroliuoti savo emocijų, autopilotinių reakcijų ir impulsyvaus elgesio. Labai greitai tokiu atveju įsijungia pagrindinės gynybos - pulti, bėgti arba apmirti. Penkta, užsisklendimas ir izoliacija. Užsitęsus stresui, partneriai gali pradėti šalintis vienas kito, praleisti daugiau laiko vienumoje ar su kitais žmonėmis, pradėti ieškoti nusiraminimo ir palaikymo kitose žmonėse. Taip pradeda trukinėti emocinis ryšys, atsiranda svetimumo ir vienišumo jausmas. Stresas tai organizmo reakcija į iššūkius ar pavojų ir jis, išgirskite, lydės mus visą gyvenimą.
Svarbu suprasti, kad trumpalaikis stresas gali būti naudinga būsena. Jis mus skatina veikti, motyvuoti, įkvepia, suteikia energijos ir taip pat ragina būti atsargiai, stebėti situaciją, ar ji nėra pavojinga mums. Ragina būti budriais. Tačiau blogiausia, kad mūsų senosios smegenys neatpažįsta, jog dabartinė situacija nėra maksimaliai grėsminga ir kelia kažkokį tai pavojų mūsų gyvybei. Ir siunčia lygiai tokį pat didžiausią pavojų signalą, kaip ir tuo atveju, jei situacija būtų iš tikrųjų grėsminga. Ir jei neišmokstame tvarkytis su juo, jis sluoksniuojasi mumise, virsta ilgalaikiu stresu, galinčiu sugriauti mūsų vidinį balansą, o taip pat ir santykius. Kaip atpažinti ilgalaikio streso signalus? Tai yra 3 dalykai, per kuriuos galim atpažinti. Pirmiausia, fiziniai signalai. Tai yra atsiranda įtampa kūne, nemiga, nuovargis, galvos skausmas. Emociniai. Dirglumas, liūdesys, nerimas, noras dažnai verkti, liūdėti ir elgesio. Jaučiu tokią izoliaciją, atitolimą. Esu labai greitai įsižeidžianti, konfliktuojanti ir besielgianti ir bereaguojanti labai impulsyviai. O dabar trumpai apie geriausias strategijas padedančias mokytis valdyti stresą santykiuose. Iš tikrųjų labai rimtai sakau, kad nieko nėra blogo eiti į individualią ar porų terapiją. Jei nenorite, tai efektyviausiai atpažinti stresinės reakcijas, trigerius, įjungiančius gynybas, atpažinti savo elgesį įvairiose situacijose galima grupinėje terapijoje. O jei norite tik įgyti žinių ir mokyti savarankiškai, tai efektyviausia būtų 8 savaičių trukmės mindfulness streso valdymo mokymai. Jie tam ir buvo sukurti, kad išmoktume juos suvaldyti. Štai 5-eriopa mindfulness mokymų nauda poroms. Mindfulness moko poras sutelkti dėmesį į dabartinę akimirką. O tai padeda sumažinti nerimą, išvengti neigiamų minčių apie praeitį ar ateitį, adekvačiai būti čia ir dabar, matyti ir suprasti vienas kitą. Žinoma, kad taip sumažės konfliktų galimybė. Antra, padeda geriau suprasti ir valdyti savo emocijas. Poros, kurios moka valdyti stresinės reakcijas, gali reaguoti ramiau ir konstruktyviau spręsti iškilusias problemas, tuo pačiu stiprindamos tarpusavio santykius. Skatina empatiją, artumą, tarpusavio supratimą bei sąmoningą klausimąsi. O tai ir yra esminės sveikos poros santykių dalis. Kai partneriai geriau supranta vienas kito jausmus ir poreikius, sprendžiant konfliktus sumažėja įtampa ir tampa aišku, kad dėl visko galima susitarti. 4. Skatina teigiamą santykių perspektyvą, nes padeda įsisąmoninti teigiamus dalykus santykiuose ir vertinti vienas kitą, gerbti, jausti. O tai stiprina tarpusavio ryšį ir didina pasitenkinimą būti kartu. 5. Lengvai integruojama į kasdieninį gyvenimą. Mindfulness praktikos visos yra labai paprastos ir trunka nedaug laiko. Todėl poros gali lengvai jas įtraukti savo kasdienybę, nuolat stiprindamos savo gebėjimą valdyti stresą ir gerinti santykius. O pabaigai keletą žadėtų patarimų ir praktikų, ką jau dabar galite pradėti daryti. Pirmiausia, aš noriu pasidalinti 3 patarimais, kurie tikrai veikia. Tai yra atvira komunikacija.
Išmokit kalbėti apie savo savijautą, išgyvenimus, jausmus su partneriu. Antra, abipusis palaikymas, emocinė ir praktinė pagalba vienas kitam. Trečia, rūpinti savimi, skirti laiko ir dėmesio savo fiziniai ir psichiniai savijautai, miegui, maistui, fiziniam aktyvumui, pomėgiams. Tai yra tapti stipriu ir resursiniu pačiam savo. Stresas iš tikrųjų yra stiprus išbandymas santykiams, bet jo suvokimas ir mokymasis tvarkyti su juo iš tikrųjų padeda poroms ne tik atlaikyti sunkumus, bet dargi kartu besimokant poros auga ir stiprina savo ryšį, artumą santykiuose. Galite pabandyti keletą pratimų. Kai tik pajausite, kad jūs jau užvaldė stresinės reakcijos, kai jūsų kūnas įsitempė, pasikeitė kvėpavimas, pradėjo spinksėti galvoj, užuot emociškai prisirišus prie tos situacijos, vietoj to, kad išgyventumėt tą partnerio kažkokį veiksmą, žodį ar netaip pasisveikinimą, kuris jūsų erzino, vietoj to, kad su tuo susitapatintumėt ir įsijungus gynybom lėktumėt paskui tą emociją, sustokit ir paklauskit savęs, ar tai gali būti mano susikaupusios įtampos ir stresas, kad aš dabar taip reaguoju. Ir stovėkite, kol rasite atsakymą, kvėpuokite, stovėkite, raskite savo atsakymą. Ir kai ateis atsakymas, tada ir nuspręsite, kaip galite sureaguoti ar pasielgti. Antra, savistaba ir savireguliacija. Pirmiausia, atpažinkite bet kurioj situacijoje, kaip aš jaučiuosi dabar. Ir sakykit, jaučiu įtampą, nerimą, stresą. Labai svarbu išmokti karštoje situacijoje, kai užvaldo impulsyvus, reaktyvus noras elgtis ar reaguoti vienaip ar kitaip, įsižeminam, pradedam giliai kvėpuoti. O tik tada pradedam kalbėti. Trečias, tokia labai mini praktika, bet labai faina. Pabandykit, kad ir šiandien vakare, kai būsit kartu, užduokit vienas kitam 2 klausimus. Kas šiandien tau kėlė daugiausiai įtampos ir ką aš galėčiau padaryti, kad jaustumėsi labiau palaikytas ar palaikyta? Tik 2 klausimai, kuriuos turite atsakyti abu. Be kritikos, be sprendimų. Tiesiog išklausykit vienas kitą ir padarykit, ko reikia kitam žmogui. Ketvirtas, atjauta partneriui. Vietoj kaltinimų klauskite, kaip galiu padėti. Būkite šalia ne sprendimų siūlytojai, o palaikantis draugai. Išbūkit, net kai kitam žmogui yra sunku. Tiesiog būkit šalia. 5. Sąmoningas bendravimas. Naudokite aš kalbą. Vietoj to, kad kaltintumėt, reikalautumėt, jūs tiesiog sakykit, aš jaučiuosi pavargusi, man reikia tylos, aš noriu išsimaudyti po dušu, kad atgaučiau jėgas, o tada ir vakarienę padarysiu. Tai yra, aš ir po to sakau, kaip aš jaučiuosi, ko man reikia, vietoj to, kad reikalaučiau ar kaltinčiau, kad kitas žmogus to nesupranta. Ir pabaigai noriu pasakyti tokią, labai fainą kvėpavimo praktiką poroms. Kartu atsisėskite, nugaromis susiremkite, užmerkite akis ir per 4 sekundės, per 4 skaičiavimus giliai kartu įkvėpkite, sulaikykite 4 sekundės kvėpavimą ir iškvėpkite
Taip pat per 4 sekundės. Pakartokite bent 5 kartus. Pamatysite, kaip ši praktika padės nuraminti protą ir tikrai sustiprins ryšį. Tuo labiau, kad jūs po to galite aptart, kaip jums tai buvo. Išgirskite, nėra nei vienos poros, kuri nesusidurtų su stresu. Bet yra porų, kurios išmoksta jį atpažinti ir valdyti. Kartu, kaip komanda. Labai linkiu būti tokiomis poromis, kurios net ir per sunkumus pasirenka ne kovą, o bendrystę. Ir mokytis to galite pradėti nuo šių paprasčiausių pratimų. Žiūrėkit, gal kažkas ir keičiasi jūsų santykiuose, jei tai darote. O tas poras ir žmonės, kurie nori patirti sąmoningo buvimo čia ir dabar gylį, iš esmės stiprinti vidinį ryšį su savimi ir jausti su šalia esančiu, pasimokyti būti psichologiškai stabiliu net ir karščiausiose situacijose. Kviečiu į spalio pradžioje vyksiantį pirmąjį mano, o gal ir visoje Lietuvoje, pirmą kartą rengiamą 3 dienų psichoterapinį retrytą poroms, o taip pat ir visiems žmonėms patiriantiems žalingą streso įtaką. Nedelsk registruotis, kol dar galioja mažesnė kaina, nes vietų skaičius labai ribotas, o mano vedamos terapinės grupės labai greitai užsipildo. Tad šiandien tiek ir noriu paprašyti, jei jums atrodo, kad ši tema svarbi, aktuali būtų ir kitiems žmonėms, pasidalinkit šiuo įrašu su jais, su savo draugais, arba tiesiog palaikinkit, kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų. Ir taip pat prenumeruokit mano kanalą, kad nepraleistumėj kitų svarbių pokalbių apie santykius, psichologiją ir apskritai buvimo žmogumi prasme. Su meile ir palaikymu, Danguolė.